Knygos anatomija. Pingvinas lituanicus. Teksto anatomija pagal Pavel Kulikov. Pradžia. Maždaug prieš 10 metų mintis apibūdinti pingvinus individualiai keliais sakiniais kilo Neringai Šukytei. Kiek pamenu, ji kreipėsi į mane su tokiu prašymu. Beje, rašant knygą, ji ir buvo atsakinga už leidybos reikalus. Norėjome padaryti stendą su pingvinų nuotraukomis, kad lankytojai galėtų juos atskirti, o kad būtų dar įdomiau ir trumpai juos apibūdinti. Bet stendo nepadarėm, taigi neatsirado ir aprašymų. Pati mintis man patiko ir atgulė į lentyną laukti tinkamos progos. Proga atėjo su COVID-u. Kai žmonės negalėjo ateiti į muziejų, o muziejus ieškojo būdų pats priminti apie save žmonėms. Tada nusprendžiau parašyti pingvinų istorijas ir jas įgarsinti. Dirbdamas kitame darbe, papildomas darbas ne muziejuje, susipažinau su Daumantu Bogdanavičiumi, kuris, pasirodo, dirba filmų garsintoju. Jo namų studijoje mano parašytos istorijos buvo įgarsintos, įkeltos į muziejaus puslapį, turėjo pasisekimą, o su juo grįžo Neringa ir Simona Mikalkevičiūtė, su šypsena ir pasiūlymu parašyti knygą apie pingvinus. Kiek žinau, Simonos iniciatyva. Taip aš ir patekau į šias pinkles. To ėmiausi labiau naiviai nei drąsiai. Kai nežinai visokių rašymo taisyklių, kaip privalai vystyti siužetą, ką turi paminėti ir taip toliau, viskas paprasčiau. Vertini, ką rašai, kaip skaitytojas, o ne rašytojas. Rėmai manęs neslegia. Ramina ir tai, kad šioks toks įdirbis yra, nes pingvinų aprašymai sukurti ir sulaukė komplimentų. Tai ir neįsivaizdavau, kiek kebliau bus rašyti knygą. Merginos gudrios, jos nespaudė, paliko visišką rašymo laisvę. Susitarimas irgi buvo be rėmų. Įkalbėjo pabandyti, aš sutikau. Susitarėme, kad pirminį rankraštį atiduosiu iki naujųjų metų. Laiko bandymams buvo apie 2-3 mėnesius. Jeigu tiks, puiku. Jeigu ne, atleiskite, pabandžiau. Niekas nieko niekam neskolingas. Jokio spaudimo. Tik tas vidinis. Pavadinau jį atsakomybės mūza. Lyg ir pažadėjau kolegoms, kurie šiuo projektu beje tikėjo labiau nei aš, kad pabandysiu parašyti knygą. Tai ta atsakomybė vertė stengtis iki galo. Tik buvo baugoka. Supranti, kad pasakoti žmonėms gyvai apie šiuos paukščius paprasčiau. Kai turi ką papasakoti, tai ir kalbi. Bet tiek nesigilini į sakinio struktūrą, nesvarstai, ar žodis tinkamas, ar ne visai, ar išlaikai pasakojimo liniją, ar ne. Ar ne per dažnai vartoji vienodą žodį, nes tie pasakojimai, edukacijos dažnai virsta dialogu su klausimais atsakymais. O rašydamas susiduri su tuo, kad negali nuolat sakyti pingvinas. Reikia sinonimų, vardų, epitetų, pravardžių. Žodžiu, sukis kaip nori, bet nesikartok. Kitas dalykas, aš esu reiklus knygoms ir savikritiškas, nepasitikintis savimi. Per IBI apdovanojimų ceremoniją, kai šita knyga gavo Aldonos Liobytės premiją, net keli žmonės kalbėdami nuo scenos sakė apie vaikų literatūrą, kad ji tarsi mažasis brolis, netokia reikšminga, arba atvirkščiai, kad nors ji dažnai vertinama kaip mažasis brolis, taip neturėtų būti. Aš tada matyt ir išgryninau vieną iš savo rašymo nerimų. Pats esu reiklus vaikų literatūrai. Savo vaikams, tiesa dabar tik vienam, nes kitas skaito savarankiškai jau beveik 10 metį. Nenoriu skaityti visko iš eilės. Man absoliučiai nepatinka liaudės pasakos, kur gėris nugali blogį ir jį žiauriai nužudo. Net Anderseną, kad ir koks reikšmingas jis būtų vaikų literatūrai, skaitau labai pasirinktinai. Turbūt skaičiau vaikams tik keletą jo kūrinių, kurie man pačiam buvo priimtini arba neišvengiami. Mergaitė su degtukais, coliukė, alavinis kareivėlis, sniego karalienė. Tuos kūrinius tikrai skaičiau. Astridos Lindgren galėčiau skaityti viską. Bet dalis vaikiškų knygų būna skaitomos tik vieną kartą. Ir retsykiais ne iki galo. Yra ir lietuviškų, šiuolaikinių puikių vaikiškų knygų. Man ir vaikams labai patinka Vizbaraitės Karžygiukas,
Žutautės Ferdinandas ir Pu ir kai kurios kakės makės knygos, bet tikrai ne visos. Landsbergio kai kurios knygos apie lapiuką Pūkį. Man ypač prie širdies Pūkis ir migla. Ir ne tik apie jį. Ir taip toliau. Skaitai, žaviesi ir pagalvoji, labai taikliai, aš vargu ar taip galėčiau. Turint visą tai galvoje buvo sunku, bet kai baigi lyginti save su kitais, pradedi rašyti savo, apie tai, ką žinai, įsitrauki, tai kartais irgi kažkas pavyksta. Pasiruošimas. Daug kas buvo neplanuota ir spontaniška, tiesiog avantiūra. Net pavadinimas spontaniškas. Aš taip pavadinau pirminį failą, jį išsaugodamas, kad nebūtų doc1. Parašiau pavadinimą. Maniau, pagalvosiu apie tai vėliau. Taip ir liko. Visiems tiko. Man taip pat. Žinių pakako tik iš dalies. Dariau draugų, kolegų apklausą. Kai 20 metų dirbi su gyvūnais, pirmiausia, nenori prisiriši prie jų ir sužmogini, suasmenini. Tai per tuos metus surinktos informacijos užteko, kad galėčiau pateikti knygoje tam tikrus biologinius aspektus ir tam tikrus individualius. Nes pirminė mintis ir buvo šalia jau padaryto darbo atskleisti jų charakterį, pateikti kuo daugiau pažintinės informacijos. Aš stengiausi sujungti įdomesnius įvykius su tikra informacija apie pingvinus. Rūko prisistatymas, kai jis save ką tik išsiritusi vadina 70 gramų žavesio, perduoda tą tikrąją informaciją apie ką tik išsiritusio pingvinuko svorį. 40 dienų inkubacinis periodas irgi yra tikras skaičius, kaip ir faktas, kad jie keičia plunksnas vieną kartą per metus. Ką valgo, kaip greitai auga, kad turi teritorinę hierarchiją ir taip toliau. Ir įvykiai. Apie lapę, apie dingusią elektrą, apie močiutės atsiradimą muziejuje, jie tikri. Kažkiek pagražinti, kažkiek perdaryti, bet tikri. Bet visam tam reikėjo surasti šias istorijas jungiančią idėją. Čia ir kilo mintis apie lietuviškumo paieškas. Juolab, kad tam tikros sąsajos su lietuviškumu jau seniai buvo pastebėtos. Pavyzdžiui, žodžių žaismas susijęs su cepelinais. Buvo kilusi net šiokia tokia panika, kaip sujungti jų charakterius, biologinės žinias ir lietuviškumą. Čia mano senas draugas Ilja Tolkač labai padėjo surikiuoti mintis, siužetą, prioritetus ir mažiau panikuoti. Bet su lietuviškumu iškilo kitų keblumų. Tik rašant knygą atsirado pamąstymų, ar tikrai tik jų gyvenamoji vieta ir cepelinai yra pakankamas lietuviškumo įrodymas. Ir išvis, koks yra tas lietuviškumas. Čia buvo viena įdomiausių rašymo dalių. Surasti kažką lietuviško ir pažiūrėti, ar tai tinka ir lietuviškiems pingvinams. Perinkau galvoje stereotipinius pasakymus apie lietuvius. Prisiminiau savo tam tikrus pastebėjimus, pavyzdžiui, norą būti kilmingiems. Ir pradėjau klausinėti draugų, kolegų, kitų žmonių, su kuo jiems asocijuojasi lietuviškumas. Pasirodo, keblus klausimas. Dažnai paprašydamas išvardint, kas žmonėms asocijuojasi su lietuviškumu ir lietuviais, atmetus krepšinį, cepelinus ir meilę, kabutėse, kaimynams, jie sutrikdavo ir sakydavo, ką aš žinau? Buvo įdomu stebėti, kaip žmonės susimasto apie tai. Spėju, neretas pirmą kartą gyvenime. Bet ne visi. Taip atsirado tokie bruožai kaip vaišingumas, mėgstama spalva, apie kuriuos nebuvau pagalvojęs pats, bet kuriuos pasufleravo kiti. Pavyzdžiui, kai paminėjo vaišingumą, iškart pagalvojau apie uošvę, nes važiuodamas pas ją esi garantuotas, kad stalas bus apkrautas vaišėmis, net jei užsuki trumpam. Ir žmona elgėsi lygiai taip pat, kai atvažiuoja svečiai. Veikėjai. Pasirinkti pingvinus buvo paprasta. Rinkausi lietuviškuosius, nes žmonių atėjusių pamatyti šiuos paukščius vienas dažniausių klausimų – kokie tai pingvinai. Turint omeny, kad jie yra hibridiniai, galima pasakoti ilgą istoriją, kaip jie atsirado, arba sakyti, čia dominuoja Magelano pingvino genai, nes matote ant krūtinės 2 juodas juostas, o šito Afrikos pingvino genai, nes juosta tik viena. Arba identifikuoti juos savaip. Taip mano pasakojimuose ir edukacijose atsirado terminas lietuviški pingvinai. Pavyzdžiui, šunų veislių yra daug,
bet dar daugiau yra mišrūnų. Bet ar dėl to jie tampa ne šunimis? Ar dėl to turėtų būti mažiau mylimi ir saugomi? Man niekada nesinorėjo vartoti žodžių mišrūnas ar hibridas. Jie man turi neigiamą atspalvį. Todėl mūsų pingvinus galima vadinti ypatingais arba lietuviškais. Ir aš labai džiaugiausi atradęs jų identitetą. Tas buvo jau prieš daug metų. Žinau, kad žmonėms tai priimtina, smagu ir įdomu. Ir išvis, kai dirbi daug metų ir turi savo vaikystės patirtį, supranti, kad kokia nors papildoma smulkmena gali įspūdį paversti ilgalaikiu prisiminimu. Kai gyvūnas suasmeninė, pateiki ne šiaip kaip paukštį ar pingviną, o pavadini jį vardu, papasakoji istoriją, palygini su žmogumi, pateiki išskirtinį bruožą, jis ir tampa išskirtinis ir sudomina labiau, skatina sužinoti daugiau. Papildomai nieko stebėti nereikėjo, tai kasdienis procesas, trukęs 20 metų. Ir ne kiekvieną dieną atsitinka kažkas naujo. Ta informacija taip ir kaupėsi. Stebi arba pastebi tam tikrą elgesį ar įpročius, automatiškai sužmogini, palygini, įsimeni. Aišku, tam tikri dalykai nutiko anksčiau, nei aš atėjau dirbti. Pavyzdžiui, senelių ir senelės istorijos įvyko, kai aš net minčių neturėjau čia dirbti. Tai tas istorijas ar faktus sužinojau iš kolegų, kurie čia dirba jau nuo muziejaus atsiradimo. Bet visą tą informaciją gavau dirbdamas, domėdamasis, gerokai anksčiau nei gimė knyga. Su kai kurių pingvinų charakteriais buvo labai paprasta. Jie buvo labai savitai charizmatiški, su jais nutiko kokių neeilinių įvykių, bet su kai kuriais teko ilgiau palaužyti galvą. Su draugo pagalba surikiavęs struktūrą ir prioritetus, siekiu apdovanoti kiekvieną iš jų bent vienu lietuvišku bruožu, kuris jam labiausiai tinka pagal jo charakterį ar įvykį. Smiltė, pavyzdžiui, labai miela ir draugiška, iki poravimosi sezono. Tada ji tikra furija pingvino kūne. Taip atsirado pamąstymų apie lietuves moteris, kad šeima joms yra šventa. Bikis buvo net nevaikiškai neeilinis, todėl su juo buvo ir paprasta ir ne. Istorija aprašymas atsirado greitai, bet pamąstymai, ar ją verta dėti į vaikų knygą, užtruko gerokai ilgiau. Tačiau aš šitą knygą savo įsivardijau kaip šeimos knygą. Tiek metų dirbant muziejuje teko bendrauti su daug žmonių, vesti edukacinius užsiėmimus, ekskursijas, pamokas mokyklose. Taigi auditorija ir klausytojai buvo skirtingi ir įvairaus amžiaus. Tam tikros pasakojimo situacijos ar palyginimai, kurie aprašyti ir neaprašyti šioje knygoje, kėlė susidomėjimą ir šypsenas ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Sunkiau buvo sulietuvinti Rūko tėvų charakterį, nes jie buvo tokie klasikiniai išdidūs pingvinai, pasižymintis visomis pingviniškomis savybėmis. Čia pasitarnavo bajorystės klausimas. Pukšė su savo žemaitiška natūra irgi neatėjo iškart. Karusė susidėliojo lengvai, bet tik po to, kai pritaikiau jai lietuviško vaišingumo savybę. Man pačiam mieliausias pingvinas Rūkas. Jis ypatingas. Tai tarsi mano nesantuokinis vaikas. Aš dalyvavau jo gimime ir visame jo gyvenime. Jaučiu jam dėkingumą už daug gerų emocijų. Norėjau kažkaip atsilyginti. Be to, tai buvo pirmas pingvinukas, kuriam aš padėjau išsiristi. Ir jo prieraišumas ypatingas. Kol pingvinukai dar maži, o tu juos augini, maitini, akivaizdu, kad jie tave priima kaip savą, prisiriša. Bet dažniausiai tai išlieka tik tam tikrą laiką, kol dar jauni jie atbėga, prašosi dėmesio, bet labai dažnai, kai subręsta, susiranda porą, tu jiems tampi antraplanis. Čia kaip ir žmonių pasaulyje. Kol augini vaiką jis tavo, kai pradeda gyventi savarankiškai, jis jau ne tik tavo, juo reikia dalinti su jo draugais, su jo šeima ir taip toliau. Rūkas labiausiai išlaikė tą draugystės savumo ir jaukumo jausmą. Bet rašyti apie jį buvo bene sunkiausia. Net nežinau kodėl, gal per daug visko su juo. Ir įspūdžių, ir nutikimų, ir charizmos. Sunku atsirinkti, sunku išskirti. Daug emocijų, o papasakoti jas sunku. Bet šis skyrius vienas mano mėgstamiausių. Labai džiaugiuosi žemaitiškos tarmės intarpu apie Pukšę ir Arktės istoriją. Daug prisiminimų ir jausmų kelia. Ne kasdiengi gelbsti nuo sušalimo savo lovoje pingvinukus. Labai džiaugiuosi atradęs visų savo pingvinų savitų bruožų ir savitą lietuviškumą.
Knygos forma. Kaip ir minėjau, kaip rašytojas nieko neišmanau apie struktūrą ir rašymo taisyklės, bet kaip skaitytojas turiu skaitimo pojūtį, tai juo ir vadovavausi. Norėjusi pasidalinti turimą informaciją, atkreipti dėmesį į savo herojus ir kad nebūtų nuobodu skaityti, kad būtų gyva. Tokie buvo pirminiai kriterijai. Iš pradžių atsirado tekstas. Kai kilo tas sumanimas, niekas nežinojo, ar iš to kas nors išsirutulios. Avantiūra, bandymas. Tik kada parašiau viską ir visiems tiko, tada jau buvo redaktoriaus ir dailininko paieškos. Aš net nežinau daug apie tai, tik prisimenu, kad atnešė man krūvą skirtingų iliustruotojų plakatų su jų piešimo pavyzdžiais. Ne šitai knygai, o bendrai. Bedžiau pirštu į 2 ir pasakiau, kad man šitie piešimo stiliai labiau patinka, nors tarp jų nebuvo Viktorijos. O tada komanda pasirinko jau nesitardami su manim. Mat žinodamas, kad apie piešimą neišmanau, nuo šito klausimo atsiribojau. Ir teisingai padariau, nes pamatęs pirmąją iliustraciją, kitaip ir nebeįsivaizduoju ir abejoju, kad galėtų būti geriau, nei yra dabar. Kūrybinis procesas. Jeigu kalbėtume apie istorijų rinkimą, charakterio stebėjimą ir taip toliau, tai kūrybinis procesas užtruko 20 metų. Jeigu skaičiuotume nuo to momento, kai sutikau pabandyti rašyti knygą, tai būtų maždaug pusmetis, gal truputį ilgiau. Ir čia aš kalbu apie savo dalį, tekstą. Vėliau į piešimo ir dizaino dalykus nesikišau. Tai nebuvo ištisinis rašymo ir kūrybinių kančių procesas. Aš dirbau savo darbą, gyvenau gyvenimą, tik vis prišokdavau užsirašyti kokią mintį. Buvo aišku ir dienų paskirtų vien tam darbui, kai sėdi, spoksai į ekraną, dėlioji mintis, rašai, trini, taisai. Bet tai nebuvo iškankintas darbas, labiau atradimų, pastebėjimų, dėliojimų ir panašiai. Kai įsimeni, užsirašai mintį, dar ką pastebi palygini, ar tai tiktų mūsų pingvinų charakteriui, ir rašai. Daug metų stebėjimo, spontaniškų minčių gaudimas, rašymas be atokvėpio arba užstrigimas savaitėms be įkvėpimo. Pagalba draugų, kurie nebijojo pažerti pastabų ir galėjo pažiūrėti nešališkų žvilgsnių. Šeimos palaikymas ir taip toliau. Būdavo tokių momentų, kai dirbi kitą darbą, pavyzdžiui, ruoši žuvį kitų gyvūnų maitinimui. Ir bats, ateina kažkokia mintis. Sakai kolegijai, gal gali pamaitinti už mane kokį ruonį, o pats bėgi prie kompiuterio ar sąsiuvinio ir užrašai arba viską, arba tik gaires, kad nepamirštum. Buvo teksto gabaliukų parašytų naktį, bet tam specialiai nesikeldavau. Mano antras darbas buvo naktinis, tai nemiegodavau. Gal dar reikia paminėti, kad didžiausi mano muziukai yra mano vaikai. Jiems ir skyriau šią knygą. Jie skatina stengtis. Jie abu mėgsta gyvūnus ir knygas. O aš esu pakankamai egoistiškas, kad tuo pasinaudočiau ir gaučiau progą pamatyti savo vaikų akise pasididžiavimo ir susižavėjimo blyksnį. Tad, norint būti supertėčiu, reikėjo ir vertėjo rašyti. Iš esmės viskas ėjo sklandžiai, be spaudimo. Tik įsiminė momentas, kai atidaviau pirminį variantą šios avantiūros sumanytojams. Jos perskaitė, grįžo su šypsena, kaip geros psichologės, pagyrė, paliaupsino, o tada, kaip mažam vaikui pasakė: viskas puiku, bet tu supranti, kad tai yra geras stuburas knygai, o dabar reikia visą tai apauginti raumenimis. Tada tikriausiai ir buvo tas sunkiausias momentas – nemesti, ieškoti, gryninti, kreiptis pagalbos į draugą. Kitaip sakant, auginti raumenis. Tai ir dariau. Po truputį vis pildžiau spragas. Perrašyti nereikėjo, tik daug pildyti, koreguoti sugalvojus naują mintį. Aš nuo vaikystės nemėgstu perrašinėti. Ir kai atidaviau galutinį knygos variantą, perskaičiau tik vieną kartą po redagavimo. Daug ir esminių keitimų ten nebuvo. Todėl ir nebegrįžau. Taigi, išleidus knygą, kai jau skaičiau ją savo dukrai, man ji buvo kiek primiršta, keletą vietų skaičiau tarsi pirmą kartą. Iliustracijų anatomija pagal Viktoriją Ežiuką. Pradžia. Pavelo asmeniškai nepažinojau, mus suvedė jūrų muziejus. Ilgą laiką jiems piešiau iliustracijas suvenyrams, edukacijoms ar atvirukams, ir užsimindavau, kad svajoju iliustruoti knygą apie pingvinus. O po daugelio metų muziejus man atsiunčia tekstą su klausimu,
ar apsiimčiau. Net neperskaičiusi viso atsakiau, kad tikrai taip. Kūrybinio proceso metu su Pavelu tiesiogiai nebendravau. Susitikome tik per knygos pristatymą muziejuje. Ir ta proga gavau palaikyti rankose pagrindinę knygos žvaigždę – pingviną Rūką. Stilius. Pastebėjau, kad mano stilius darosi laisvesnis, eskiziškesnis. Pati nesuprantu, ar man tai patinka ar ne, bet tikrai mėgaujuosi taip piešdama. Nors viskas gal ir atrodo greitai nupiešta, bet iš tiesų daug laiko praleidžiu dėliodama mažas detalės, tokias kaip taškiukai, kurie yra akys, ar brūkšniukai, kurie yra antakiai, nes vos paslinkęs milimetrą į kurią nors pusę, jau turi skirtingą emociją, skirtingą charakterį. Taip ir dėlioji, kol atrandi tai, ko reikia, ar netgi tai, ko nesitikėjai. Pasiruošimas. Lankydamasi muziejuje visuomet daugiausia laiko praleisdavau prie pingvinų. Stebėdavau, kaip jie juda, kaip bendrauja tarpusavyje, o ilgiau stebint atsiskleisdavo ir skirtingi charakteriai. Jau žinodama, kad iliustruosiu knygą, vėl ėjau į muziejų, fotografavausi, stebėjau. Įspūdį paliko kieme pingvinų aptvare pakabintas mažas disko rutulys. Man tai daug ką pasako apie šiuos gyvūnus apskritai. Mes su knygos dizainerė Inga Dagile iš Pavelo gavom daug fotomedžiagos su skirtingais muziejuje gyvenančiais pingvinais. Ir mums tie pingvinai visi atrodė vienodi. Niekaip negalėjom atskirti vieno nuo kito. Pavelas buvo pasipiktinęs, nes juk jie tokie skirtingi, tikrai nevienodi ir niekiek nepanašus, o mes tik gūžtelėdavome pečiais. Ingos idėja buvo panaudoti nuotraukas, derinant jas su iliustracijomis. Tai šią knygą padaro dar žaismingesnę, bet drauge ir informatyvę. Veikėjai. Pingvinai man yra labai mieli ir juokingi gyvūnai. Ilgiau juos stebėdamas pradedi matyti, kaip jie skiriasi vieni nuo kitų. Jie man tiesiog tobuli personažai. Tad nusprendžiau juos piešti kiek šaržuotus, lyg komiksų veikėjus, ką nors veikiančius, ką nors sakančius, pabirusius po visus puslapius, kartais pridėti tam tikrų detalių, aksesuarų, kurie pabrėžtų jų charakterį. Juos papildė realių muziejuje gyvenančių pingvinų nuotraukos ir kiek detalesnės, rimtesnės iliustracijos. Kai tik pradėjau dirbti su muziejumi, o tai buvo gal prieš 9 metus, jiems piešiau daug pingvinų. Šiai knygai norėjau juos padaryti kiek kitokius, gal detalesnius, bet neprarasti šmaikštumo, nerangumo ir žaismingumo, kuriuo jie pasižymi. Nežinau, kiek gerai man pavyko, bet savo darbo rezultatais labai džiaugiuosi. Knygos forma. Man pasisekė, kad kartu dirbo Inga. Iš pradžių, kol skaičiau tekstą, dėliojusi galvoje, kaip viskas galėtų atrodyti. Mačiau personažus, mačiau spalvas, bet visos struktūros ne. Inga peržiūrėjo mano darbus ir atrinko keletą pavyzdžių, kurių stilistiką galima panaudoti knygoje. Man labai patiko. Ji pasirinko koležus, kuriuos mėgstu daryti. Tik niekuomet nesugalvodavau, kaip ir kur galėčiau juos pritaikyti. Iš to jis sudėliojo visą knygos stilių. Mėgavausi piešdama ir pildydama atvartus. Labai smagu būdavo gauti pastabų ir pasiūlymų iš jos, nes niekad taip nesu su niekuo dirbusi ir jutau, kad daug ko išmokstu ir nuolat atrandu naujų dalykų. Kai kas nors sako, kad aš nupaišiau šią knygą, man visuomet norisi pridurti, kad tai yra didelis lygiavertis 2 žmonių darbas. Be Ingos ši knyga taip neatrodytų ir gal net nebūtų dalies iliustracijų. Kūrybinis procesas. Kūrybinis procesas buvo neilgas, bet labai intensyvus ir su daug nuotykių. Apie iliustracijas pradėjau galvoti būdama Klaipėdoje. Ėjau į muziejų, stebėjau pingvinus, kaupiau informaciją. Eskizų sąsiuvinyje vis atsirasdavo vienas ar kitas juokingas pingvinas. Žiūrėjau dokumentinius filmus, skaičiau apie šiuos gyvūnus, o sužinojusi ką nors naujo, draugams išūždavau galvas. Ar žinojai, kad pingvinai gyvena Afrikoje ir suka lizdus žmonių kiemuose? Oho, girdėjau, yra toks darbas Antarktidoje, pingvinų pašte. Mano socialiniai tinklai lūždavo nuo draugų atsiųstų juokingų filmukų ar memų apie pingvinus. Gavau netgi kelias nuorodas su realiais darbų pasiūlymais Antarktidoje, susijusius su pingvinais. Taip susirgusi ir eskizuodama daugiau galvoje,
Iš Ingos gavau knygos maketo eskizą, kuris man viską pakeitė. Ji pažiūrėjo viską visai kitaip, nei aš būčiau sugalvojusi, ir atsirado dar daugiau erdvės vaizduotei, dar daugiau užsidegimo. Po truputėlį pradėjau judėti su eskizais, bet tada išvykau į Reikjaviką, tad knyga truputėlį sustojo. Po mėnesio vėl prisėdau, pasidariau puslapių eskizų, nusprendžiau, kokį stilių naudosiu ir kaip maždaug viskas atrodys. O tada įkritau į duobę. Pasidariau iPad'o atnaujinimus ir viskas išsitrynė. Ir eskizai, ir specialiai susikurti brašai, kuriuos naudojau. Spaudė terminai, kai su Inga turėjome pristatyti pirmuosius puslapius, o aš sėdžiu be nieko, panikuoju ir rašau atsiprašymo laiškus. Ant nosies buvo dar viena kelionė į Islandiją, tad nusiraminau ir jau būdama šiaurėje tarp sniegų ir stiprių pūgų, susikaupiau ir viską perdariau. Buvo lyg antras startas, nuo kurio viskas ėjosi gan greitai ir sklandžiai. Knygą paišiau lėktuvuose, Reikjaviko kavinėse, hosteliuose, jaukiame medinėme namelyje Ísafjordure, stebuklinguose laukiniuose Islandijos Vestfjorduose, siaučiant pūgoms, kurios drebindavo namus ir užpustydavo visus kelius. Piešiau lovoje, sirgdama covidu, karščiuodama, tuo pačiu metu googlindama, ar įmanoma žmogui sudegti iš vidaus. Visas kūrybinis procesas vyko duetu su Inga. Ji labai padėjo viską sustiguoti ir sudiriguoti. Jei kur įstrigdavau ir nieko nesugalvodavau, Inga atsiųsdavo eskizų ir idėjų ir tai labai greitai išjudindavo ir įkvėpdavo judėti toliau. Kartais nupieždavau tokių pingvinukų, kurie ne tik mane prajuokindavo, bet ir kitus, kam parodydavau. Pirmą kartą dirbau ne viena, o viskuo dalindamasi ir tardamasi, ir man be galo patiko tai daryti su Inga. Jūrų muziejaus merginos ir Pavelas dažniausiai neturėdavo jokių pastabų ir mums davė visišką laisvę, už ką taip pat esu labai dėkinga. Ísafjorduro, kur tuo metu leidau žiemą, draugai vis prašydavo parodyti naujų piešinių ar pasidalinti, kaip sekasi. Buvo gera turėti tokį palaikymą ir susidomėjimą iš aplinkos, nes tai buvo knyga, kuria tuo metu gyvenau. O ir aplinka. Kalnai sniego, smarkios pūgos ar atlydžiai, kai aplink visur plikas ledas, labai padėjo įsijausti. Pamenu, stebiu pro langą žmonės krypuojančius it pingvinus ir tyliai sau kikendama piešiu pingviną su ramentais. Inga visuomet surasdavo, kur įterpti visas mano nesąmonės. Knygą baigiau iliustruoti dar būdama Islandijoje, o namo į Klaipėdą grįžau beveik tiesiai į knygos pristatymą Jūrų muziejuje. Dizaino anatomija pagal Ingą Dagilę. Pradžia. Ieškodama dizaino stiliaus, eskiziškai sujungiau įvairias kitiems projektams kurtas Viktorijos iliustracijas su tekstais. Kai kur pati pripaišiau ir papasakojau, kaip atrodys visa knyga. Viktorija smagiai šypsojosi, matydama visą asorti savo iliustracijų visai kitame kontekste. Parodžiau tik tiek ir džiaugiuosi, kad manimi iškart patikėjo. Kūrybinis procesas. Knygos dizaino kūrimo ir maketavimo darbai buvo labai malonus. Su Jūrų muziejaus komanda bendravome laiškais, o su Viktorija susirašinėjome messengeriu. Daug juokiausi, ypač kai Viktorija atsiųsdavo naujas iliustracijas. Personažai jos rankose atgydavo. Stebėjausi, kaip ji moka taip greitai, gražiai ir taikliai nupiešti. Aš būčiau piešusi trigubai ilgiau. Kartais tekdavo pasiderinti. Prašiau papildyti vienas ar kitas erdves, dar stipriau atskleisti tekste minimas emocijas ar nuotaiką. Kad greičiau ir aiškiau perduočiau savo mintis, papaišydavau, kurią vietą makete noriu papildyti, o visas mintis įkalbėdavau į žinutę. Mūsų bendravimas ir tarpusavio supratimas buvo labai organiškas. Atrodė, kad jau esame ne vieną knygą kartu sukūrusios. Pasitikėjome viena kita ir buvo labai lengva dirbti kartu. Knygą kūrėme apie 3 mėnesius. Darbas vyko paraleliai. Aš sėdėjau savo darbo kambaryje, maketavau, o ji piešė viešėdama įvairiose šalyse ir man reguliariai siuntė iliustracijas. Kartais pirmiau atsirasdavo iliustracijos, o kartais sumaketavusi tekstus aš siųsdavau Viktorijai, kad apipintų juos piešiniais. Didžiausias iššūkis buvo knygos dizaino kūrimo pradžioje, kai bandžiau sudėlioti į vardinius katalogus atsiųstas įvairiausių pingvinų nuotraukas ir pažiūrėti,
kiek kiekvienam skyriui turime nuotraukų. Surūšiavau vienaip, pasirodo, nepataikiau. Pusė pingvinų atsidūrė ne savo vardo kataloguose. Tuomet bandžiau taisyti padėtį, vėl perdėliojau ir vėl nepataikiau. O taip atidžiai rinkau ir lyginau vieną pingviną su kitu. Tuomet paprašiau, kad pats Pavelas surūšiuotų visas nuotraukas ir surašytų, kur kuris pingvinas. Jis problemą labai greitai išsprendė. Kai praeitą vasarą nuvažiavau į jūrų muziejų aplankyti pingvinų, pasimečiau. Jie man vėl visi susimaišė ir žiūrėdama į juos turėjau tik spėlioti. Čia gal rūkas? Ne. O gal čia? Rūkas gal viduje? Tada kuris čia pingvinas? Pavelai, padėk. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė. Garso įrašas darytas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekoje. Projekto namai Vaikų žemė. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Šios knygos kūrėjų biografijos ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.